Nu jau para. Ai, Taip, taip, tęskit. Labas jo. vakaras. Nu, nes tai jau parašė, kad Kolangardą panaudoja, kad oi, parašė puiku, kai veikia, nu, pradžiai kažkaip tai ir net negalvojau, kad jinai susidomės, čia mes praeitą, kur buvome Klaipėdoje. Nu, Mhm. tai tiesiog važiavome, kad kompaniją palaikyti, bet nu, jinai labai laiminga, aiškus, dabar jį matuos, dar tikisi sanariams tą John Flexą, bet labai dėl to Kolangardo. Nors sakiau, po pusę vartot, trečdalį pradėt, nu, jinai aiškus visą pakelį, nusakau, gerai, jeigu jai gerai pavyko, bet šiaip džiaugiuosi dėl to, kad, nu, tikrai, kur netikėjau, moteris labai patenkinta ir kaip sakyti, jai pasisekė, jinai džiaugiasi, kad tokie vaistai, nu, kaip jinai vadina, skūne vaistai, papildai stebuklingi yra. Tai va, tiek galiu pasakyti. Jeigu Tai jau labai ačiū. mikrofoną įsijungiau, jo, Jo, tas netyčia. mikrofonas vadinasi ne veltui buvo, norėjot pasakyti. Tai Jo, ačiū labai, kad pasidalinot ir dalinkitės toliau šitą plačią žinią, gera žinia, kaip taip, aš sakau. taip, 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 taip. Sakau, Tai viskas gerai, tikrai nuostabus produktai, bet tik tai, nu, reikia tų žmonių kažkaip tai. Nu, tikiuosi, viskas bus gerai. taip, turim įspūdingus produktus ir tikrai negalima tylėti apie juos ir reikia dalintis. Aš tai labai laukiu šito vakaro, tai labą dieną dar kartą visiems prisijungusiems ir labai smagu susitikti, su kuo gyvai susitikti, su kuo online ir pasiklausyti atsiliepimų gyvų, pojūčių, potyrių ir mane tikrai motyvuoja ir skatina dalintis dar daugiau. Tai žinokit, viską, ką išgirstat, tą galit perduoti kitiems. Tai, ką pajuntat patys, dalinkite. Ir tuomet pamatysit, tikrai atsiras pilna vartotojų ir pilna įspūdingų atsiliepimų. Tai šį vakarą pradėsim. Ar yra norinčių pasidalinti? Gal dar kas nors įsijungs mikrofoną ir pasidalins? Matau Jolantą įsijungus. Jolanta, ar norit pasidalinti? Sveiki, ačiū, neturiu dar kuo dalintis. Pati naudoju ir patenkinta Kolangardu. Labai super. Ar ilgai vartojate? Dar, baigiu pakuoti. Labai Ne- smagu. Tai vartokit, žiūrėkit savijautą. Pajutot jau kokius pojūčius? Taip, iškart pasitvarkė žarnynas, Labai smagu. tuštinimasis. Taip. Ar greit pajutote? Po 4 paketėlio. Super, super. Labai smagu. Tai ir lengvumas ateis, ir tuštinimasis, ir miegas geresnis, ir energijos tikrai daugiau atsiras. Tai kaip sakau, stebėkite savo pojūčius. Tai ačiū labai. Kas toliau sekantis nori pasidalinti? Labas vakaras, Ilona, girdite? Labas vakaras, Ilona. Kiek Labai malonu. energijos. Jo, aš naujokė jūsų kompanijoje iš tikrųjų. Ką tik nesenai nuo pirmadienio pradėjau vartoti Kolangardą. Kol kas tik tai visą trikampį jungsiu gal kitą savaitę, kažkaip iš karto pabijojau, bet aš jau vartojau G-Flexą vieną patį, be to trikampio. Vieną buteliuką, aš jį suvartojau gal per 1,5 mėnesio. Aš labai turiu 10 jau sąnarių problemas. Man reikia operacijų ir vienam kelio sąnarių, ir kitam, ir meniskai ten sutrūkę, bet aš naudojau papildą iš kitos kompanijos, tai va taip su papildais pratempiau 10 metų ir dabar pabaigoje išgirdau apie jūsų produktą, apie G-Flexą. Man draugė parekomendavo, ir galvoju, reikia pabandyti ir šitą. Prie anų papildų kitos kompanijos man reikėdavo dar vaistukų. Nuo skausmo, nuo uždegimo aš išgerdavau, nedažnai, gal kas 2 mėnesiai kartą, gal kartais dažniau. O dabar, kai aš pavartojau G-Flexą 1,5 mėnesio, tai man vaistelio jokio nebereikėjo. Ir ne per daugiausiai aš tų kapsulyčių gėriau, per pietus tik po 2 kapsulės. Po 2 kapsulės vieną kartą dienoje. Ir pasirodo, man puikiai suveikė, man puikiai veikia, tai dabar vėl užsisakiau ir dar užsisakiau trikampį. Tai dabar Kolangardą, kai pradėjau gerti, vartoti, aišku, aš skaidulas vartojau visą laiką įvairiausias,
Tai žinokit, tokio pokyčių kažkokių labai nepajutau, tik gal žarnynas įsivalė, sakyčiau, ryte didesnių tūrių. Gal, va taip pajutau. O, o dabar pabandžiau dar, aš išgėriau pirmadienį, antradienį, gal trečiadienį, ne, antradienį gėriau prieš miegą. Dabar aš vakar išgėriau pavalgius vakarienę. Aš grįžtu iš darbo nuo 5 valandų vakaro iki 6, aš kažkaip pavakarieniauju ir galvoju, reikia pabandyti man po vakarienės išgerti. Tai žinokit, aš gal porą kartų į tualetą vaikščiojau ir valiau žarnyną. Mano vyras lygiai taip pat vartoja, jam kitaip yra, jam kitaip veikia, jam labiau skystina, labiau vyksta valymas, mes geriam po pusę pakelio kol kas šią savaitę, o paskui matomai gal padidinsim normą. Tai vat, iš tikrųjų džiaugiuosi ir ypatingai džiaugiuosi G-Flexu. Matysiu, kaip bus toliau su sveikatos trikampiu, nes ir Sunrise'ą ir tą, koks ten vakarinis, rytinis. Jo, tai vat bandysiu galvoju nuo kitos savaitės aš juos įvesti prie šalia Kolonguardo. Tai tikrai kol kas viskas gerai ir džiaugiuosi ir galiu tikrai parekomenduoti ir rekomenduoju, kolegiam darbe papasakojau, tai vat matysim, kaip čia toliau bus. Ir ačiū Jums. Tai super, ačiū labai Ilona už pasidalinimą. Tai iš tikrųjų labai gerai ir darote, kad galbūt pasižiūrit, kaip reaguos organizmas, nes labai dažnai žmonės pradžiai būna, kad nelabai supranta, kaip veikia šitie produktai ir pradeda po visą, o tuomet išsigąsta tiesiog tuo, simptomų. Tai labai teisingai darote ir tikrai pajausite dar, manau, didesnius pokyčius ir turėkite kantrybės, laiko ir pamatysit, kokie bus įspūdingi rezultatai. Tikrai ačiū. Kai pajusiu daugiau kažką, būtinai pasidalinsiu ir painformuosiu. Dėkui, sėkmės. Labai ačiū. Ačiū labai Jums. Tai aš taip pat noriu pasidalinti, aš jau dalinausi šią savaitę grupiai ir noriu pasidalinti mano negalėjo žmogus prisijungti, kuris vartoja produktus ir pasidalinti. Tai aš tiesiog pasidalinsiu, perskaitysiu būtent jos atsiliepimą. Moteris vartoja produktus kažkur tai taip nuosekliai jau apie pusę metų, ypač vartoja visą trikampį, tačiau labiausiai vartoja Kolonguardą ir pradėjo paskutinius porą mėnesių vartoti moterišką produktą Alpha Max V+. Ir paskaitysiu jos atsiliepimą. Tai noriu nuoširdžiai pasidalinti savo patirtimi su Yes Global produktais. Iš pradžių buvau nusiteikusi gana skeptiškai, bet nusprendžiau pabandyti. Ir šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų. Ilgą laiką turėjau problemų su virškinimo sistema. Dažnai jaučiausi pavargusi, trūko energijos, nuolat sustoja skrandis ir užkietėja viduriai. Tačiau pradėjus vartoti produktus, Kolonguardą, palaipsniui pradėjau jausti pokyčius. Susitvarkė virškinimas, pagerėjo bendra savijauta, atsirado daugiau lengvumo kasdienybėje. Tačiau didžiausią nerimą man kėlė mano dariniai krūtyse. Buvo net įtarimų, kad vienoje iš jų gali būti papiloma. Todėl gyvenau nuolatinėje baimėje ir įtampoje. Sužinojus, kas gyvena mano krūtyse, aš įsigijau moterišką produktą Alpha Max V+. Ir taigi laikui bėgant situacija pasikeitė. Mano cistos esančios krūtyse išnyko ir tai buvo neįtikėtinas palengvėjimas. Aš buvau jau stebima. Man buvo pasakyta gydytojo onkologo, chirurgo, susitinkame po pusės metų ir spręsime, ką daryti. Nepastebimai greitai prabėgo tas pusmetis ir vakar vėl buvau apžiūroje. Jos metu man nieko neberado. Mano krūtis buvo klasifikuotos į BIRATS 1. Tai reiškia mikroskopinio dydžio cistas, kurios buvo prieš tai BIRATS 3. Esu labai dėkinga, kad atradau tai, kas realiai prisidėjo prie mano sveikatos gerėjimo. Ši patirtis man suteikė ne tik geresnę savijautą, bet ir ramybę. Nuoširdžiai rekomenduoju išbandyti visiems, kurie ieško natūralių būdų pasirūpinti savo organizmu.
Tai labai ačiū už šį atsiliepimą. Aš iš tikrųjų, kai gaunu tokius atsiliepimus, ši moteris parašė man atsiliepimą ir balso žinutę pradžioj, tai aš tiesiog skraidžiau padebesiais, nes aš žinau, kokią aš turiu produktą, kurį galiu rekomenduoti moteriai, kurie turi tokias problemas. O manau, tikrai ne viena yra moteris su tokiom bėdom ir kurios gyvena nerime, įtampoje, strese, ieško būdų ir pagalbos padėti savo. Ir būtent šie produktai gali tai padėti. Jeigu, aišku, turėsim kantrybės, turėsim, kaip sakau, tą norą, tikslą išspręsti tą savo problemą. Tai iš tikrųjų ši moteris, aš bendrauju tiek asmeniškai su ja, tai labai labai išgražėjo, labai atsigavo, tapo tokia savimi pasitikinti ir, kaip jinai sako, man visą tai pridėjo šie būtent produktai. Tai tokius atsiliepimus, kai gauni, tai tylėti, žinokit, negali. Ir dar šią savaitę kitas mano buvo irgi mano vartotojos atsiliepimas, partnerės, kuri sako, ačiū tau, kokia anksčiau aš bobutė buvau ir atsiuntė savo nuotrauką. Ir iš tikrųjų moteris vartoja apie metus laiko produktus ir jinai sako, aš juos įsimylėjau dėl to, kad pas mane dingo visi veido sutinimai, patinimai, tikrai pasilygino raukšlės, moteris išgražėjo, atsigavo, tapo savimi labiau pasitikinti, nebenervinga, nebestresinė, nes sakė, tikrai anksčiau būdavo kaip ir degtukas, sako, ir spaudimas man būdavo, sukyla nuo to nerimo, įtampos, nuo to streso, o sako, nuo sunseto man tikrai ramybė būna, aš viską reaguoju, labai fainai, sako, ir aš šios produktus visus labai labai myliu. Tai jinai Sunrise ypač gyrė, nes sako, tai yra grožio ir jaunystės eleksyras ir kiekvienai moteriai, sako, ypač vyresnio amžiaus, taip, ir tikrai energijos priduoda daug, nes nuo ryto iki vakaro tuomet negali nustygti vietoje. Tai aš taip pat šios produktus vartoju ir aš vartoju juos nuolat, bet būna pakaitalioju, jeigu negeriu kolongardo, tai traukiu probiotiką, įtraukiu jodfleksą ir tiesiog turiu irgi nuostabią savijautą gerą ir man kas svarbiausia, kur aš turėjau didelio skrandžio žarnyno problemas, maisto netoleravimus, kad man tos problemos negrįžta, net ir nustojus vartoti, tarkim, kolongardą. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Tai mano pasidalinimas šį vakarą toksai yra. Tai dabar, kas dar nori, Roma, gal norit jūs pasidalinti? Yra pas mus ir gyvai atvykusių. Mes norėtume Alytus pasidalinti. Dirbam su Zita ir labai norim pasidalinti darbo metu, biškai tokia turim labai gerą atsiliepimą. Nuotraukos gal nesijungsim, ar gerai mus girdit? Labai puikiai girdim, labai mūsų Onutė Alytus nepilnai mėnuo naudoja trikampį ir jau pradėjo sąnarių. Tai duodu žodį Onutei mūsų. Labas vakaras. Jūsų kompanijoje esu dar naujokė, nepilnas mėnesis, kaip sakė Natalija. Turėjau labai stiprią problemą su skrandžio virškinimu, nes viduriai labai kietėjo ir virškinimas, jeigu bent biškelį suvalgė mėsos ar kažko, automatiškai be pangrolio 25 000 aš nebegalėjau gyventi. Dabar naudodama šitos 3 pagrindinius produktus, šitą trikampiuką auksinį, kaip jūs vadinat, žinokit, labai džiaugiuosi. Antrą savaitę užmiršau pangrolį. Galiu valgyti, ką noriu, kada noriu ir sutvarkė virškinimas. Dėkingas su labai Natalijai ir Zitujai už supažindimą su šia kompanija ir šios nuostabius produktus. Ir sąnariukai, tuoj pamatysim irgi rezultatą. Tikiuosi, nes dar tik savaitėlė kaip geriu. Skausmas lyg čiut sumažėjęs, bet dar, žinot, taip bijau, taip garsiai džiaugtis. Tai va, o reikia džiaugtis, labai ačiū. Labai ačiū. Taip. Ačiū, Natalija. Aha, iki. Iki. Taip, kas dar nori pasidalinti? Roma, gal jūs pasidalinsit? Tai keičiamės poziciją, Roma atsisėda, pasidalins. Labas vakaras visiems. Čia šioj savaitėje buvo toks pamąstymas. Aš pradėjau visiems džiaugtis, kad aš prieš metus prisiminiau, kaip jaučiuosi prieš metus ir kaip dabar jaučiuosi. Produktus vartoju jau 11 mėnesių. Trikampį naudojau 3 mėnesius, paskui dariau pertrauką, bet dabar iki pačio vis pagal poreikį naudoju sunsetą nakčiai ir kolongardą, tiesiog kaip man atrodo trupučiuką. O Sunrise
ir kaip ten Alfa Max plus V moteriams skirtą produktą, tai vartoju kiekvieną dieną, nes man reikia daug energijos, gerai atrodyti ir būti geros nuotaikos. O kas pasikeitė, ką aš pastebėjau, kad anksčiau pakankamai vandens gerdavau, bet aš tik išgeriu vandenį ir taip pat į tualetą. Ir vis keldavau savo klausimą, kodėl aš einu taip greitai į tualetą ir visas vanduo išbėga, o organizmas negauna. Paskui išgirdau informaciją, kad tiesiog organizmas nepasiema vandens dėl kažkokios tai priežasties. Tai viena buvo bėda. Šito aš dabar, žinokit, jau nebepastebiu. Aš galiu išgerti visą litrą po trupučiuką ir iš tikrųjų į tualetą nebeinu. Anksčiau užtekdavo stiklinį, išgeriu po 10 minučių ir bėgu. Ir tas vanduo nepakliūdavo į mano organizmą. Šitą pastebėjau ir dabar ir galvoju, kokia gali būti priežastis. Visi Kologardas valo ir kepenis, ir inkstus, ir kraujotaką, ir kraujagyslės valo, viską daro, tai esu labai laiminga. Ir dar, jeigu anksčiau prieš metus aš suvalgydavau 2-3 sausainius arba daugiau sausainių, nežiūrinti mano amžių, kaip sako, ko vyresnis tenais spuogai neberia. Man iki pat šiol berdavo spuogai nuo bet kokio saldainio, sausainio. Net gėda būdavo sakyti. Jo, kad šitai, aš supratau, reiškia, yra kraujas užterštas, limfa užteršta. Ir tiesiog ant kitos dienos iš karto spuogas būdavo. Dabar po 11 mėnesių, žinokit, aš kartais, pasielgiu taip truputį, nusiperku Kuršėnų vyniotinį ir visą gabalą suvalgo vienu metu. Žinokit, juokinga, bet taip yra. Tai aš nežinau, kiek ten 300 gramų ar 400 gramų. Ką pajuntu, jokio skrandžio sunkumo nėra. Trupučiuką Kologardą aš išgeriu dėl viso ko, kad ir nei vieno spuogelio niekur neatsiranda. Tai supratau, visien reiškia limfa švari, kraujagyslės švarios. Aišku, aš nematau, kas čia viduje yra. Bet tokie rezultatai yra. Kas dar, Sunraisą vartoju, tai energijos tikrai daug turiu. Dar niekada gyvenime aš tiek nedirbau, kiek dabar dirbu. Nes energijos turiu, mąstymas geras, norai geri, polėkis yra kažką veikti, daryti, pasakoti, eiti. Tai žinoma, kad pavargstu, negalima sakyti, vakarais pavargstu. Bet ir jeigu jau vakarais būnu labai labai pavargusi nuo visos informacijos pertekliaus, tai gabaliuką sunceto atsikandu, poliežuviuko ir tiek užtenka. Tikrai džiaugiuosi, kad į mano gyvenimą atėjo tie produktai, nors anksčiau aš visada daugiau mažiau ten prisižiūrėdavau, mitybą, prisižiūrėdavau vanduo, papildai buvo kiekvieną dieną pas mane, ne vienokie, kitokie, bet tokio rezultato nebuvo. Rezultatas greitas, geras ir svarbiausia, labai lengva yra vartoti. Labai paprasta, labai lengva yra. Nereikia apsikrauti ne buteliukais. Džiaugiuosi, įsimeti tašę, gražius maišiukus, gali padovanoti, kitiems padėti. Jeigu kas blogai jaučiasi ir nerimauja, yra buvę jo, kad tiesiog teko paskolinti, nes moteris buvo tokiam strese, kad ramesnė būtų. Tai tiek tikrai visiems linkiu pabandyti, tikėti, nes kad būtumėm gražios, su šypsena, energingos, su polėkiu. Tai ir pavasaris svarbiausia, kartu su gamta atsibusti, prabudinkim savo energiją. Sėkmės jums, ačiū. Ačiū labai. Tai moterim tikrai galima, ypač turint tokius produktus ir Kuršėno vyniotinio gabaliuką ir saldainiuką, su protu viskas galima. Tai labai ačiū Romai už pasidalinimą, už atsiliepimą.
Tai aš irgi tikrai labai džiaugiuosi už kiekvieną. Man dar paskatinimas toliau dalintis, pasakoti kiekvienam. Ar dar bus norinčių pasidalinti? Pas mane, tai žinokite, žmonės vadina šitus produktus saldainiukais. Dėl to, kad jie labai gražus įpakavimas yra ir iš tikrųjų labai susižavi visi. Pradžiai, kaip atsidaro ta visa pakuotė, o kai paragauja skonio, tai sako, jų tiesiog neįmanoma pamiršti, jų norisi. Ypač labai dalinasi įspūdingais potyriais, tai apie moterišką produktą. Ir dar man dabar atėjo tokia mintis pasidalinti mano kirpėją. Irgi dirba visą dieną nuo ryto iki vakaro kirpykloje ir iš tikrųjų labai anksčiau pavargdavo. Tai jinai, kai pradėjo vartoti produktus, jis sako, žinok, aš tiek energijos turiu, aš dar grįžus, atidirbu, sako, visą dieną nuo 8 ryto iki 9 vakaro kirpykloje, sako, ant kojų, aš dar galiu eiti namus, aš dar galiu į kiemą tvarkyti, kur, sako, anksčiau būdavo, krisdavau į lovą ir tiesiog nieko nenorėdavau. Tai labai smagu iš tikrųjų gauti tokius rezultatus ir tokius atsiliepimus ir tokius pastebėjimus. Apie vaikus, bet aš buvau dalinusi. Gerai, dabar aš biški galiu pasidalinti. Taip, laukiam. Aha, dabar visų pirma, tai aš tokį kaip ir pratęsiu šiek tiek savo partnerės atsiliepimą. Jinai man užvakar skambino ir kalbėjom apie dantų pastą. Kas iš jūsų vartoja dantų pastą ir jau bandėt mūsų dantų pastą, jinai tobula, ne? Tai va, ir mes su ją kalbam ir sako, aušrytė, stebuklas įvyko. Jinai sako, jeigu jinai tokia gera ta dantų pasta ir kaip ją užėjo, jai skaudėjo rankos pirščiuko ten sąnarį ir jinai sugalvojo patepti, įtrinti. Sako, rytojus atsikeliu, sako, neskauda, galvoju, stebuklas. Paskui dar jinai ten kažką. Ir dabar šiai skambinau, sakau, Aldutė, gal galite prisijungti. Sakė, kitą kartą, nes dabar negali, bet sakė, žinok, dar, sako, turiu atsiliepimą. Tai va, bet žinokit, kai jinai tai pasakė, kad su dantų pasta galima ne tik tai dantis valyti, tai pas mane atsirado toksai ant galvos spagiukas, krapščiau, prakrapščiau ir gavosi tokia kaip mini žaizdelė, kadangi šiandien turėjau važiuoti į kirpyklą ir galvoju, kai užtepsim ant tų dažų, man griauš ir ką man čia daryti, kaip man greičiau čia užklijuoti. Ir aš vakare paėmiau, žinokit, išsploviau dantis ir paėmiau ir biškį užtepiau ant to spagiuko. Galvoju, paeksperimentuosiu, pažaisiu, atrodo juokinga. Žinokit, aš šiandien ryte atsikeliu, nuvaliau, aš nutepliojau tą dantų pastą, aš ieškau tos spagiuko, aš nieko nerandu ir aš jo neradau ir šiandien man dažė plaukus ir man nei griaužė, nei nieko. Jisai kažkokiu būdu per naktį užsitraukė. Tai ir tepiausi dar vienoj vietoj, kur man niežėjo, vienoj mano kūno daly ir lygiai tas pats, viskas dingo. Tai vat kaip įdomiai toks eksperimentas, kadangi toj dantų pastoj yra įdėta tas fermentas to probiotiko, tai gali būti, kad jisai tuos uždegimus tokiu būdu ir naikina. Tai vat toksai įdomus efektas iš mūsų dantų pastos. Tai va, tai tiek. Taip, labai ačiū. Aš tai girdėjau irgi, dalinasi Roma kartu, aš irgi girdėjau, kad jeigu sloga kankina, tai tikrai galite pabandyti pasitepti tiesiog nosį ir pamatysit, kaip visa tai greit praeis. Ir aišku, probiotikas mūsų. Tai dar Roma sakė, nori pasidalinti šiek tiek apie vaikus, šiek tiek atsiliepimų, tai pasikeičiam. Dar trupučiuką apie vaikus, aš buvau dalinusi, bet gal čia yra naujų žmonių, kurie prisijungė. Tai mano artimoje aplinkoje yra berniukas, paaugliukas, 8-9 metai. Jisai labai jautrus ir vaikas iki pat šiol vis šlapindavosi į lovą. Tiesiog nejausdavo ir negerai jaučiasi paaugliukas. Tai po 4 sunceto įdaviau, sakau, duokit, o kitas hiperaktyvus yra berniukas. Tai po 4 kiekvieną vakarą ir jeigu neklystu, gal po savaitės pats berniukas džiaugiasi, sak, aš jau nebedarau naktį. Padėjo.
O tas hiperaktyvus vaikas, kuris dar turi su autizmo problemu, jisai neužmigdavo naktimis. Jam jau kiek ten 12 metų yra vyresnis. Tai jisai pats paima va tą saldainuką, nes labai gerai jaučiasi po to. Ir užmiega, ir miega gerai, ir ryte, nu tiesiog niekas neskauda. Žodžiu, galima normaliai, žmogiškai gyventi, be nuovargio, be visko. Taip kad ir vaikams labai labai tinka tie, kurie turi padidėjusį jautrumą ar kažkokių tai problemų, tik mažesnę dozę reikėtų duoti. Bet nuostabus dalykas, va, ir autistams, ir hiperaktyviems, ir jautriems vaikams. Tai prisiminkite ir juos, nes jie negerai jaučiasi. Ir dabar, va, pavyzdžiui, tas berniukas, jisai šypsos, jisai yra laimingas, iš tikrųjų jisai yra laimingas, jam nebėra tos traumos tokios. Tai tiek, ačiū, būkit laimingi. Tai ačiū labai. Tai taip, vaikų irgi reikia nepamiršti. Pas mane irgi sūnus, paauglys, tai pasidalinsiu iš praeitos savaitės. Jam tiesiog vyko varžybos ir labai rimtos varžybos ir aš mačiau, kad visą dieną jis tiesiog nuo ryto labai strese, net nevalgė nei pusryčių, nei pietų, nieko nenorėjo ir tiesiog sakau, gal tu nori, aš tau duosiu sanseto. Sako, mama, taigi mane pradės migdyti. Sakau, paimk ir aš jam daviau 1/4 sanseto ir sakau, sučiauk. Ir dar po šiek tiek laiko dar aš 1/4 daviau, nes jis pas mane didelis, aukštas, tai vis tiek, tai puselė gavosi. Ir žinokit, tikrai apsiramina ir jisai grįžo ir sako, mama, kaip aš gerai jaučiuosi, sako, aš žinok, sako, per varžybas man nebuvo tų tokių emocijų, kad ir sako, nepavyksta įmesti, nes jis pas mane sportininkas, krepšininkas, tai sako, aš bėgu toliau, sako, ir galvoju, ką čia daryti, kaip čia dėlioti, viską, sako, pas mane tiek minčių pilna, bet paskui, kai grįžo po varžybų, tai tiesiog, jis sako, viskas, aš jau einu miegoti, tai grįžo gal 20 minučių ir jis tiesiog atsijungia, tai tikrai sansetas padeda net ir ne vakaro, net ir ne vakaro metu, va tiesiog dienos eigoje, jeigu kažkokia įtempta situacija, jeigu jaučiate, kad stresuojate, nerimas, tai tikrai galite 1/4, jeigu bijot puselės ir tikrai pamatysit, kaip apsiraminsit ir kaip jisai padeda. Tai pas mane ir mažylė mano vartoja, tiek probiotiką vartoja, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad ir mažiau sergam ir labai noriai geria, žinokit, labai laukia. Ir dabar jau pradėjau duoti šiek tiek ir sanseto, nes matau, kad irgi galbūt augimo šuoliai būna, galbūt kažkas, tai tiesiog ir būna pikta ir nervuota ir tai labai ramiai, žinokit, ir greit užmiegam ir tikrai kitą dieną aš stebiu visai kitokį jos elgesį. Tai atsiliepimų tikrai pas mus kuo toliau tuo daugėja ir labai smagu juos girdėti, tai ar dar turim norinčių, kas nori pasidalinti, tiesiog savo pojūčiais, potyriais, ką girdėjote. Truputį apie vyro rezultatus galiu papasakoti. Taip, laukiam. Mano vyras vartoja Jotflexą ir turi labai gerų rezultatų, nes yra vienas klubo sąnarys jau pakeistas ir antras turi 3 stadijos artritą, jau pripažino ir gydytojas tas, kur operavo prieš 3 metus per pandemiją, turbūt 3 metai, kiek jau pandemijai. Sakė, jau stok į eilę ir kitą operuot. Tai jau mes, kadangi abudu geriam per pusę, tai 5 buteliuką mes geriam abu. Tai mano vyras taip sako, aš bijau jo net nebegert, nes taip gerai jaučiuosi. Nes būdavo visą laiką, kai išeina, mes nuo savam name gyvenam ir tvarko kiemą, tai vakare visą laiką būdavo voliukas tas ir jis jau tą visą įtampą atsigulęs visada nuimdavo. Tai jis pamiršo tą voliuką jau. Tai dėl to labai irgi džiaugiamės, kad tas Jotflexas labai gerą rezultatą duona ir apie operaciją mes jau pamiršom. Tai va. Smagu girdėti. Trumpas toks. Labai ačiū. Mes, Natalija, man taip atrodo, ir gyvai turim jo atsiliepimą. Taip, turim. Aš dar papildysiu, šiandien kalbėjau su partnerė, čia ofise atvažiavus, tai ir tarp kitko ir mano kirpėjas šiandien tą patį pasakė, sako, Aušra, kiek pas tave daug naujų plaukų, nes aš pernai kažkaip tai labai tokį turėjau didelį slinkimą tų plaukų.
ir tikrai atsistatinėja ir jinai sako, jos kirpėjas sako, išploviau tau galvą ir visai plaukų neiškrito, ką tu čia darai su tais plaukais. Tai iš tikrųjų dar refleksas, vat kas merginos turite su plaukais, kažkokie ar silpnai auga, ar slenka, arba šiaip oda, tai žinokit, refleksas labai stipriai prie to prisideda. Jisai ne tik tai mūsų sąnarius tvarko, bet ten tie esami ingredientai labai stiprina plaukus, jų augimą, atsistatymą, odos atsistatymą. Tai tikrai turim unikalų produktą, kuris visapusiškai tvarko ten, kur tai dienai tau reikia. O įsivaizduokit, dabar aš suprantu Natalijos vyrą, kai žmogus išvengia operacijos ir gali natūraliai savo padėti, tai tiesiog stebuklas iš tikrųjų. Tikrai ačiū labai. Tai ačiū labai. Tai tikrai turim unikalius produktus ir kaip galima apie juos nekalbėti ir nesidalinti. Tiesiog neįmanoma. Ir tikrai skatinkit žmonės, kad pasidalintų. Nes kartais būna, žinokit, nepastebi. Atrodo, vartoja produktą, tai jo, kažko labai nepastebėjau, tačiau einu kasdien į tualetą, lengvumas toks atsirado, bet tiesiog neužfiksuoja. O tokie paprasti požymiai, ir yra tas, ir tą duoda. Man tai Kolongardas iš viso irgi stebuklingas ir produktas dėl to, kad ir po švenčių, pavyzdžiui, kai buvo šventės, atrodo ir privalgai, nors stengiasi daug nevalgyti, bet vis tiek to maisto įvairesnio būna vis vakare Kolongardas, super. Jokio sunkumo jausmo, tas lengvumas, toks puikus miegas, tai tiesiog. Tai labai labai ačiū. Tai ar dar turim šiandien atsiliepimą? Simona, gal jūs norite pasidalinti? Aš dar galiu pasidalinti. Aš galiu pasidalinti dar. Gesam. Taip, laukiam. Tai tai Kolongardas, tai dažniausiai čia žmonės turi tų problemų, kad užkietėjimai yra. O man tai kaip tik vargino visą laiką laisvi viduriai. Ir dirgli žarna, ir žodžiu, tie visi tokie reikalai, kadangi jautrus dirglus žarnynas stresams, tai man šitas visas problemas sutvarkė. Tai iš pradžio, aišku, ten ir tų pabėgiojimų buvo ir visko, bet paskui susitvarkė, atsitaikiau dozę ir savo tai pasidarė viskas, žodžiu, labai gerai. Tai aš ten pageriau jį kažkiek laiko, nebepamenu dabar mėnesiais. O dabar tai irgi, kai reikia, ar ten pilnatis būna, ar šiaip, kada reikia išgeriu. Tai labai gerai sutvarkė. Toliau buvo nykščiuose liaudiškai vadinam spraktukai, tokie, kur sąnariukai kliūna, užstringa. Kai užlenkia ir užstringa, nebesilenkia atgal. Tai šitas irgi susitvarkė nuo to G-Flexo, bet aš jau jį daug geriu, jau dabar kokį trečią buteliuką turbūt jau baigiu. Bet aš dar noriu papasakoti labai įdomiai, žodžiu, kaip gali būti, kad žmonės žinotų, kokios reakcijos. Kadangi jau turbūt ir daugelis žinom, kad ir ypatingai alternatyvi visa medicina, kad jeigu atsiranda kažkokių tai reakcijų nuo kažkokio tai būdo, ar nuo šitų produktų, ar nuo ko, tai reiškia, kad produktas veikia. Tai man, pavyzdžiui, kai prasidėjo menopauzė, tai PMS, aš sakiau, PMS ištisinius metus vyko. Ištisinius metus visą laiką taip kaip PMS kad būna, ar ne? Tai produktą vartojant moterišką pradėjus, šitą iššaukė. Irgi pasidariau pikta kaip širšė, bet greitai praėjo, susitvarkė, bet tiesiog pasakoju, kad žinot, kad būna ir tokių reakcijų ir žinot kodėl ir kad viskas gerai, kad paskui susitvarkys. Tai Sunsetą, tai aš irgi dažniau dieną mėgstu pavartoti, jeigu būna kažkokių stresinių situacijų, kartais naktį, bet čia daugiau, jeigu prabundu neužmiegu, iš vakaro šio nelabai imu. O toliau labai dar irgi jose patinka, ar probiotikas, kaip jūs čia įvadinat, patinka man anūkytei 3 metukų, tai labai mėgsta ir labai dabar, kai būna tiem vaikams su tais viduriukais, arba virusiukas, arba čia dabar buvo praeitą savaitę iš gimtadienio parėjo ir pradėjo ir viduriuoti ir vemt, neaišku, kas ten buvo. Viruso aš ten neradau, gal kokia bakterija labiau, tai kažkaip irgi labai greitai sutvarkė gerai, tai gauna ir vaikai ir labai mėgsta labai skanūs produktai. Tai gal tiek šiam kartui. Ačiū labai, Asta. Taip, iš tikrųjų, tas būtent toks poveikis kartais būna žmonės ir išgąsdina, paūmėjimas, nes mes dažniausiai, kaip esame įpratę, tiesiog simptomus slopinti, savo siunčiamus organizmo, mes jų negirdim.
Bet šiti produktai būna kartais iškelia ir tikrai jų reikia neįsigąsti, tiesiog suprasti, žiūrėti, stebėti, galbūt daugiau vandens, galbūt truputį sumažinti. Pritarsiu ir Romai taip pat, kad labai šiti produktai man dar kuo patinka, kad labai patogu tiek keliaujant, tiek važiuojant, tiek tiesiog ir lėktuvuose visur įsimeti, tau neužima tikrai daug vietos ir tikrai galima visur patogiai juos vartoti. Ir taip pat, kad ryto ir vakaro rutina, kaip sakau, ryte ir vakare vis tiek valom dantis, geriam kavą, kažką, tai galim tikrai pritaikyti ir šios produktus ir jų nepamiršti. Ir jų neįmanoma pamiršti, kai toks skonis puikus. Tai ačiū labai už pasidalinimus, ačiū labai visiems, kas vartojate, kas dalinatės, dalinkitės dar drąsiau, siūskite šitą video, kad žmonės išgirstų, kad žmonės atrastų unikalius ir šiai dienai skirtinius produktus, tie, kurie veikia ir labai greitai. Tai ačiū labai. Įrašą man taip atrodo baigiam.